Knyga apie gyvenimą. Apie gyvenimo prasmę, vertybės, beprasmiškumus. Nes apie mirtį ką čia daug be pasakysi. Mirtis kelių minučių reikalas. O svarbiausias yra tas mūsų visas kelias iki jos. Gyvenimas tai yra kelias į mirtį. Vieniem greičiau, kitiem lėčiau. Čia jau kaip išpuls. Daugumai tai yra mano pacientų istorijos. Nors aš tų istorijų taip pat dalyvis, slaugytoja atėjus į paciento namus, bet aš tarsi muselė ant sienos tupiu ir stebiu, žiūriu, klausau, kas dedasi, kas vyksta. Ir visą tai atpasakojus, prie to paties dar padarau vienokias ar kitokias išvadas, kokias jau padarau. O perskaitę mano kokią vieną ar kitą istoriją, žmonės matyt padarys dar kitokias išvadas. Nes mūsų viduj skirtingi dalykai. Tiesa, slaugytojos darbas labai sunkus. Bet žinot, ilgainiui tu arba išmoksti į tuos dalykus, kurie vyksta tavo darbe, žiūrėti labai paprastai, tiesiog supaprastintai, arba neišmoksti. Čia jau kaip pasiseks. Jeigu neišmoksti, tai gali būti laba diena kardiologija, laba diena onkologija, migrena ir dar kitos ligos. O jeigu išmoksti, tai gyveni kaip bet kuris kitas žmogus. Tiesiog aš įpratau į senatvę, į mirtį, į ligą, žiūrėti, atsiprašau, išsireiškimą kaip į dantų valymą, kaip į grindų plovimą, kaip į ėjimą į bet kurį kitą darbą, kaip į pasižiūrėjimą į žalią medį. Tiesiog man tai yra mūsų gyvenimo neišvengiama dalis. Jinai man nei blogesnė, nei geresnė, netgi nesakyčiau, kad labai smarkiai sunkesnė už visas kitas dalis. Man, pavyzdžiui, vaikų auginimas taip pat labai sunkus, labai sudėtingas tarpais, nedėkingas ir skausmingas darbas. Čia viskas yra daugmaž tokio požiūrio reikalas. Tai aš išsiugdžiau tokį tinkamą, manau, požiūrį, lengvą požiūrį. Aš į viską gyvenime įpratau žiūrėti labai lengvai. Gal dėl to, kad mano gyvenime sunkių dalykų buvo daugiau negu pakankamai, tai kitų mirtys vis dėlto, kitų ligos man iš karto tokią užkuria mintį galvoj. Labai negerai nuskambės, bet ačiū Dievui, tai ne mano vaikai, ačiū Dievui, tai ne mano mama, tai ne mano sesuo, tai ne aš pati, o aš ateinu, atlieku savo darbą, kaip tik tai galiu geriau ir išeinu, uždarau duris ir viską ten palieku. Bet taip nebuvo iš karto. Tai išdirbtas požiūris, įgytas ilgainiui. Yra tokie atvejai, išskirtiniai, jie, ne vienetiniai, bet nėra labai dažni, kad kai miršta jaunas žmogus, kai knygoje yra, kaip mirė jauna mergina, kuriai visas gyvenimas prieš akis, kuri ruošėsi tuoktis, kuri turėjo labai mylimą vyriškį, kuri pati buvo labai mylima ir staiga jinai 2 savaitės pas mus tada reanimacijoje prasikankinusi miršta. Aišku, tokie atvejai netgi patį kiečiausią darbuotoją užsigeležinusi, matyt vis tiek, daugiau mažiau veikia. O aš esu labai emocionalus žmogus prie viso ko ir labai empatiškas. Tai man tada irgi taip pat išsidirbo savos terapijos savibūdai. Tai vat mano jau tas kapitalinis pats jau rimčiausias, kai jau labai labai blogai, graudžiai, trumpai, drūtai nuverkt ir kartais tuo pačiu metu išrašyti. Vat taip nutiko su tuo žymiuoju postu Tėvų žudikai. Verkiu, ant klaviatūros ašaros byra, snarglys tiška, tik tai prasibraukiu ir rašau, toliau rašau. Ir tada, kol parašiau, nežinau, kiek aš tam gal trukau, gal pusvalandį, ir viskas, viskas taip kaip kokio didelio vandens srovė. Plovė, išsiplovė ir liko tuščia, švaru, giedra. Tai aš paprastai taip atsikratau sunkiom emocijom, slogiom emocijom, kad jos manyje neužsiliktų. Nes visi žinom, emocijom reikia atsikratyti ir emocijas reikia paleisti. Linksmasis, gerasias, kad jų pasidaugintų, kad jas pamatytų, išsikrėstų kiti, liūdnasias, kad mes vidury nekauptume, kad po to neprikauptume kažkokių psichosomatinės kilmės lygų. Slaugytojos darbas taip, vienas iš sunkiausių ir aš sakyčiau, kad jeigu į 10 sudėtumėm pagrindinės svarbiausias
specialybės, be kurių žmonė neišsiverstų, aš taip drąsiai pirmų numerį dėčiau slaugytojus. Ten toliau gaisrininkai, kiti gydytojus taip pat dėčiau po slaugytojų. Nes gydytojas suskyrė gydymą ir viskas. Ir gal mėnesį laiko ligonis su tuo gydytoju nesusidurs. O su slaugytojais gali net susidurti 2-3 kartus per dieną. Tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, mes slaugytojos su žmonėms susitinkam, susiduriam su ligoniais ir jų artimaisiais pačiu sudėtingiausiu, pačiu sunkiausiu gyvenimo momentu. Kai žmogus serga, kai žmogus skauda, kai žmogus kenčia, kai jam labai blogai, galų gale, kai žmogus miršta. Tai ar neturėtų būti orus atlygis, ar neturėtų keistis, gal jau kažkada pagaliau visuomenės požiūris, ne tai, kad seselė, ta maždaug, vos nevalytoja, be blogos, be anotacijos šitam darbui, kad mes kaip ir kažkokios tai gydytojų pastumdėlės, kažkokios tai visuomenės tarnaitės, gal reikėtų pasižiūrėti tas šalis, kuriuose šitie dalykai vyksta visai kitaip ir požiūris į slaugytojas visai kitas. Pats laikas pradėti su pagarba, su derama pagarba žiūrėti į slaugytoją. Į jos vertinti jos darbą, gerbti jos asmenį. Pats laikas, manau. Visiškai visiems ir kiekvienam atskirai. Mirtis vienintelis, faktinis, universalus dalykas 100% žemės gyventojų. Visiems. Liga, kam pasiseks neaktuali, bet nepasiseks šitoj vietoj absoliučiai visiems, nes mūsų artimoje aplinkoje vis tiek. Duok, neduok Dieve sirgs. Arba tėvai, arba vaikai, kažkada mes patys sirgsim. Apskritai vėžys jau darosi vos ne kaip gripas, nerasim beveik ne tik giminės, bet ir šeimos, kurisai su savo žnyplėm nebūtų prasisukęs. Senatvė irgi gana universali, tikėkimės, kad mes būsim tokie laimingi, kad jos sulauksim, būsim baltais plaukais, raukšlėtais veidais, bet laimingi senukai. Tai čia yra daugiausia apie senatvę, apie kovą, pralaimėjimus, laimėjimus prieš ligas ir apie mirtį. O visa tai yra mūsų gyvenimas, tai yra mūsų gyvenimo dedamusios. Jeigu ne mūsų, tai mūsų mylimų, svarbių, artimųjų. Taip kad knyga tinka visiškai visiems. Nereiktų bijoti. Man džiugu, kad tie, kas perskaitė knygą, sako, šiek tiek išgąsdino tas pavadinimas, čia tom didelėm raidėm tas žodis ir dar tam raudonam fone, o iš tikrųjų pasirodo, nieko nereikėjo čia bijoti. Knyga nėra lengva, bet vėl atsiliepimai teigia tą patį, kad jinai yra labai svarbi, labai reikalinga ir jinai kiek išgąsdina tas pavadinimas, tas žodis mirtis, tiek pats turinys kažkaip viską į vietas visai gerai sudėlioja. Taip kad tikrai nereikia bijoti. Pratinkimės prie šitų žodžių. Mirtis, senatvė, liga, nes, jeigu mes, kaip nors sako, kad strutis niekada nėra kišęs galvos į smėlį slėpimosi tikslais, bet nebūkim tais stručiais, drąsiai žiūrėkim į akis tiems dalykams, kurie mus vis tiek gyvenimą ištiks. O mirtis būtent vienas iš tų pagrindinis dalykas, kuris ištiks. Tai reiktų jai kažkaip po truputį ruoštis, tai reikėtų ir su to žodžiu kažkaip tai tvarkytis. Labiausiai man įstrigo bene vienintelis atsiliepimas kaip paciento ligonio, nors tai buvo neįgalusis. Tai jisai paminėjo tai, kad knygą skaitydamas jautėsi gerai. Ir jam atrodė, kad iš ligonio paciento pozicijos, skaitant knygą ir žiūrint iš tos pozicijos, jaučiasi žmogus pakankamai oriai ir gerai, ko ne visose knygose būna. Ir dar labai nudžiugino mane ne vienas, turbūt ir ne 2 atsiliepimai, kad mano knygą būtų visai gerai įtraukti į slaugos programą, kaip mokomąją medžiagą, kaip vadovėlį. Tai tas mane labai nudžiugino, kad mano būsimos kolegės, slaugytojos ar slaugytojų padėjėjos perskaitė tą knygą, gautų labai daug žinių, kaip
tose situacijose suktis, kaip su tais pacientais elgtis, labiau apie tą tokią nematomą emocinę, psichologinę, moralinę dalyko pusę. Tai tas mane taip pat labai nudžiugino.